Tai sveiki sugrįžę visi į Veno projektai kanalą ir šiandien atvažiavom į Vilnių pas Rusteiką į Porsche 911 garažą. Ir aišku, neradom užupį pasiparkuot mašinas, pasiparkavom čia kažkur prie Vilniui. Ir ką mes įsijungiam Car One programėlę ir pasiparkuojam savo mašiną. Taip, tai ką, paslaugos, parkavimas, ieškom kur pasiparkuot. Taip, čia mėlyna, ne? Pradėti. Nu ir ką? Pasiparkavom ir einam pas Rusteiką. Yes! O jeigu jau prakalbame apie Car One, prisiminkime, kas yra Car One. Car One yra nemokama programėlė, kurią sukūrė Car Vertical. Ir ją turėtų turėti visi vairuotojai savo telefone. Kodėl? Aš kai turiu Audi, kad turėti ir pagalbą kelyje funkciją, kurią aš taip pat turiu su Car One programėle. Ir dar vienas dalykas. Car One turi tikrai gerą paslaugą ir jinai nuolatos atsinaujina, ieško naujų bendradarbiavimo galimybių. Ir viena iš bendradarbiavimo galimybių tai yra servisai. Ir jums, kad nereikėtų vežiotis pavarų dėžės bagažinėje kaip pakaitinio dalyko, jūs galite tiesiog turėti savo mėgstamą servisą, kurį susirasite per Car One programėlę. Žinoma, vienas iš svarbiausių dalykų ir kas man patinka, tai yra priminimai apie draudimus ir tai, kad reikia nuolatos drausti automobilius. Ir jeigu nenorite įkyrių skambučių, Car One programėlė jums tiesiog atsiųs priminimą, kada baigėsi jūsų draudimas. Tai siunčiamės Car One programėlę, QR kodas čia, suvedam savo duomenis apie automobilį ir turėsit gerą priminimą. O jeigu jūsų telefonas yra labiau skirtas gražiems vaizdams, o ne QR kodų nuskaitimui, tai linkas yra prašyme. Spauskite, parsisiųskite ir naudokitės. Ir dar vienas dalykas. Nors mane daug kas vadina perikūpų, nors aš tokiu savęs nelaikau, jeigu jums atsirado poreikis parduoti savo automobilį, su Car One programėle galite tai padaryti. Ir dar kas yra smagu, kad kai užsiregistruosit savo automobilį, jūs gausit nemokamą Car Vertical ataskaitą apie savo automobilį. O dabar užteks apie šią puikią programėlę, siunčiamės ją, naudojamės, o mes grįžtame į video, kur keliaujame į Aurelijaus Rusteikos Porsche 911 garažą ir Le Mans restoraną. Keliaujame. Einam į vidų. Nieko daryti nereikia, su gali važiuoti, tai moteris ir be jokio vargo. Atsiprašau, moterų nežinį, nes tikrai gerai vairuoti. Sakė, išties iš lenktynių atuštas, net neplautas, nevalytas. valgyt gausim.
Nesaugu ir avarijos atveju dažnai, jeigu padarai avariją, biškį bakstelį kitą automobilį, tai išbėga skystis ir varžybos baigtas. Tai jie pirmą kartą, reiškia, radiatorių perkėlė į centrą. Tai dėl to pakeitė visą formą priekį. Tai va, tai radiatorius montuotas yra va čia va centre. Vėl su bagažinė problema. Čia, bet šitam sportiniam privalumas, kad tikrai nenuvažiuoja. Va taip ir išeinam iš... Kas čia skaitėsi? Vakarienė prie Porsche. Degustacinė vakarienė prie Porsche. Iš medūzų. Su medūzom. Pam, pam, pam. Porų steikos atvažiavom į McDonald's dar deserto pavalgyti. Tai dabar ką, per Car1 programėlį išjungsim parkingą. Tai ką, jungiam lauk. Sustabdyta. Ką, naudojamės Car1 programėlę, o ne tik reklamuojam. Tai va, testuojam tenais prie Porsche. Įdės aprašymus prie to. Vaizdo. Bet Porsche tikrai ir ateikite jūs irgi į Rusteikos šitą renginį, kurį organizuoja. Tikrai nenusivilsit ir matysit Porsche, kurių pasaulyje tik 30 vienetų. O ką, ačiū Jums, kad žiūrėjot, like ir subscribe ir susitiksim kitose mano video. Iki.